labas vakaras. Čia kalboji? Taip. Ai, važiuojam, atidavėm Klaipėdai automobilį, kadangi turi savo automobilių servizą. Servizijo. Tai atidavėm vieną itališką automobilį atgal žmonėm ir važiuojam namo beveik. Beveik. Čia aš galėsiu dėti tą memą, kur buvo apie... Jeigu tu negalėsi, nes... Galėsi dėti kažkur, kur yra, kur... Taip abudu sugalvojom. Pirmą kartą man pritarė šiukšlės pirkimai. Nu ne visai šiukšlės. Šiukšlė visiškai totalė. Taip atrodo. Šiukšlė pati mašina, bet šita nors bus nuotykių automobilis, dėl to žiauriai fainai yra. Ir sugalvojom, kad darysim tikrai iš šiukšlės į kažką smagaus. Tai žiūrėsim, kaip mums čia seksis, kadangi ateina pavasaris, tos mašinos ir tie projektai vis tiek smagu yra. O aš jau buvau nuo šito atitrūkusi. Tai... Bendras šeimos projektas. Iš šiukšlės į nuotykius, pavadinsim taip gal. Jo, mes visą laiką ką nors, iš ko nors į ką nors ir visą laiką iš šiukšlės yra. Šiukšlynų žmonės mes esame. Žodžiu, dabar važiuojam, nesakysiu, pažiūrėtos mašinos, apžiūrėt, ar dar kažką važiuojam pirkti. Viskas yra sutarta, išstumta iš garažo stovėjus, nežinau kiek metų, išstumta, sumesti daiktai į vidų, atrodo tragiškai, vežuosi akumuliatorių ir bandysim su jie ir grįžti. Va, čia tai tikrai bus nuotykis. Tai pirmas nuotykis. Bandysim ją parsivaryti, nes jokio pakeleivingo tralo neradau šitas paskutinis 2 dienas ieškojau. Arba kaina kosmosas, arba žodžiu. Tai varysim. Tai tas žmogus kažkiek aprinko, kad vėjas nepūstų toj mašinoj. Jo, nes tai buvo belau ir bedur. Ir kad neiškristų daiktai iš jos. Kumą aš atsivežiau. Gerai, čia viskas aišku. Šonų pastačiau. Jo, jinai kažkaip įsistato. Jo, į tos žvėgėlius. Aha. Taip, čia įsistato ir nusistumė į galą. Jo, supratau. Yra šaldytuvas, ane? Aha. Veikia nuo dujų, nuo 12 tiktais ir nuo rozetės. Supratau. Jį dabar iki degalinės ant šniūro taimsis kaip? Nežinau, gal... Ne, mes neturim nei šniūro, nei kaip jį tempt. Kadangi, aišku, mieste tikrai perkam tą nuostabią transporto priemonę. Ne vidury niekur. O ne vidury niekur, jo. Tai dabar tik tai 20 minučių 1,5 dyzelio. Aš pasteisinimą turiu, specialiai nesivežiau, nes kad čia man neprisišlakštytų mašinoj, nesmirdytų. Tai dabar vis tiek reikės vežtis. Tas aliarka. Žinau, atrodo visai smagiai. Tai po truputį, vat, turėsim savo smagią transporto priemonę, su kuria galėsim varyti, kadangi tikrai labai mažutis, galėsim varyti į siauriausias Italijos gatveles ir į platų į Nürburgringą. Va taip ant bairių. .28 a.m. Twelve seconds later. Užgeso. Nu ką, tai mašina kol kas nesikūrė, tiksliau užsikūrė ir tada užgeso. Jie čia 4 aiškinasi. Kainavo tas autobusiukas
1300 eurų. Tai mūsų tikslas yra bandyti važiuoti su juo namo, bandyti grįžti. Atrodo, turėtų pavykti, nes lempos šviečia, viskas šiaip yra neblogai, net langų skysčiai yra ir viskas veikia. Tai langų skysčiai yra tam senam Forduke, kuris yra, tuoj palauk, sakysiu, 1993 metų. Už mane yra visais metais ir keliais mėnesiais vyresnis. Fainai iš tikrųjų, tiesiog pagalvom, kad neturim tokio projekto kažkaip pavasarį. Turėjom BMW, bet jis yra į trasą, tai realiai, jeigu pavyktų pasidaryti šitą autobusiuką, tai tada pasidarytume ant jo kablį ir mūsų svajonė yra, toks galbūt kaip ir tikslas, nusitempti BMW į Niurbą ir pabandyti pavažiuoti. Manau, kad bus fainai, nes darysim dviese, o mes su metais kuo toliau to geriau sutarėm, tai mums labai smagu kažką daryti kartu. Neturėjom labai daug tam laiko, tai dabar tiesiog bandysim jo surasti, bus toks mūsų hobis ir team buildingas ir santykių bildinimas, nes labai gerai yra. Nu ir va dar kursim video, apie ką visą laiką būtų svajojom ir ten turėjom tikrai tų bandymų, tai tikrai yra ir tų video pakurta, bet kažkaip vis taip padrikokai galbūt, tai žiūrėsim, kaip mums čia seksis ir tikiuosi, kad viskas bus gerai. Tai va, liko tik mažas darbelis jį užsikur, dabar matau, kad vis dar nepavyko. Nu, suprantu, kad pavyko, nes buvo daug džiugesio. Nu, kaip ir sakiau, perkam nuotykį, tai va, nuotykiai. Važiavom, jau esam turbūt iki Jurbarko kokį 20 kilų. Sustojom. Neaišku, ar šlangutį išsimovė, nes pirmai buvo kažkaip netaip pajungtos šlangutės kuro padavimo, paėmimo padavimo ir alsuoklio to. Tai žodžiu, dabar va, tikrinimas vyksta. Pasuk, biškai. Ką padaryti? Starterį pasuk. Tai man išlipt? Nu tai, o kaip tu nuotolį pasuksi? Bet dar nėra tokios technologijos. Dizeliaus nebenorimt. Tai kažkas dėl ko ir pirmai nesikūrė, ne? Tai jo, bet ten biškai buvo žiopliai šlangą sumaišę. O dabar nebeaišku. Nu, panašu, kad abiejų nevalgyčiau. Man jau amen yra, aš tokiu metu sapnuoju trečią sapną, o dar suvažinėjom pirmyn atgal ir dar atgal reikia grįžti. Nežinau, kaip čia reikės tai padaryti. Įsimanėm šiaip yra labai sunku, nes aš 10 valandą viskas. Tiesiog sueina 10, va tai va, ir galiu eit miegoti. Duok raktus nuo mūsų namo. Labai juokingas tas. Pradingai, nieko man nesakei, užgesai, sumaištį širdyje palikai, o aš užvesti negaliu tavęs. Po jaučiu milijoną metų pirmą kartą prausčiau.